Tai man jaukiau. Aš tipo labai retai svečių turiu savo kanale ir man kažkaip su svečiais nori sukurti tokį gerą aurą, ryšį. Delniuką, aš tau galiu patrinti, jei nori. Aš irgi viškai patriniu. Sveiki visi, sveiki. Su jumis žiūrovai studijai sveikinus aš, Nedas Zimantas. Komikas ir toliau, ne? Mano profesija, aš juokauju, darau biški hihi, biški haha. Daug žmonių mane žino kaip žmogų, kuris parodijuoja šį vakarą šūdus valgė. Darai, žinai, kas yra tau laikai, sakau. Tau kartą visi žino šitą. Aš noriu palikti tave vienas, aš žinau, kad tu būtum daręs, žinai. Bet jo, aš žinau tą, kur tipo gali paimti šitus pirštus savo. Paimti šitus pirštus. Ir išiknos įsikėši? Ne, dabar pridėk ant žandų ir pasuk galvą iš šono labai nedaug, truputį. O nyčia. Arigato. Net reikia taip pasuk, belė dabar, mane turi pasakyti. Va čia karma, karoči. Tai va, šiandien mes susitikome su Ervinu tam, kad mes nufilmuotume trečią kiniškų šūdų perlų dalį. Taip, tai gal vienas tą parodys. Aš galiu perimti dabar vairą, aš galiu paaiškinti. Nu, tavo laida. Jo, aš gal biškai paaiškinsiu. Žodžiu, susirinkom, susitarėm, aš kažkada parašiau tau, tu pasakėjai davai, aš bla 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 bla. Ir aš nusprendžiau, kad bus 5 dalykai, kurie yra pagal tematiką kažkokią, o už likusius galim pirką norim. Biudžetas buvo 75 € tiek tau, tiek man. Tu pasakėjai, kad išleidai 75,12 €, viršiai kurvo biudžetą, man kaip suvalkyčiau 12 centų kurvo aš. Va čia labai jaučiasi, depozitas kurvo buteliukas. Tu kalbėjai aš už žodžių Marijampolę. Tai va, ir čia, negaliu. O aš išleidau 74,99. Kai parduotuvė įsiurbė. Ervinas nuo sveiko žmogaus yra per tarą, maždaug per 10 centų, žodžiu. Per tarą, jo, realiai. Nuo sveiko žmogaus. Tai temos būtų automobilis, rūbas, drabužis, elektronika, talismanas. Talismanas, kas labai plati tema, turbūt šitą temą galima pataikyti. Čia gali beleką. Ant tiek beleką tu gali ką nori. Ir daiktas profesijai. Kas irgi yra įdomu, nes mano profesija yra stand-up komedija, turinio kūrimas. Jo, biški kaha. Tavo profesija, tai aš nežinau, taros rinkėjas. Jo, tu kai man parašai, o tavo profesija youtuberis, ten dar kažką, sakau, improvizuok, sakau, gali leisti kaip nors savo interpretuoti, sakau, tu prisibazarinai. Tu parašai man, tu prisibazarinai, prisikalbėjai. Nes aš paklausiau iš karto dėl šito. Žiūrėsim, ar aš nuskriaučiau labai tave, aš manau, kad ne. Bet aš tai tikiuosi, žinok, Tuliko pompus, kad tu mane laikai Tuliko, blėt, valyti. Aš nemeluosiu, man yra ir įdomu labai, bet aš biškį ir prisibijau, žinai, nes tavo šitas juokimasis, tai man atrodo, kad tikrai man nesuteikė daugiau pasitikėjimo savimi. Ne, viskas gerai. Ir aš manau, kad aš norėčiau, kad sulygintumėm vėliau, kaip aš atrodau dabar ir kaip atrodysiu video gale. Bet dabar aš esu nusteikęs nuotaikingai, nusteikęs pažiūrėti, ką man turi paruošti Ervinas, ką jis paruošė. Aš paruošiau žiauriai, achujam tavo daiktų, aš tikiuosi iš to paties, bet kaip suprantu, tu sakei... Labai nenoriu, kad man tektų mėginti analinį kamštį. Ne, nereikia šitų, nebus jokių kažkokių pervertizmų, analinių kamščių, batplagų, huilagų. Žodžiu, normaliai. Realiai nupirkom viens kitam dovaną. Jo, tik tiek aš galiu pasakyti, kad tu už savo biudžetą nupirkai, blėt, 5 daiktus. Jo. O aš tu tarpu 14 daiktų. Vėlgi jaučiasi suvalkietizmas šitas ir šitas gebėjimas taupyti. Buvo galima išleisti 7,5, išleido 74,99, ar ne taip? Taip. Dėl to, kad yra končin... Gerai, ne. Negali suvalkės, reikia atvažiuoti pasidapinti. Bet jo, taupusėsi, sutalpinai į 7,5 € 14 daiktų, aš talpinau 5. Jo, į mažiau nei 7,5, sorry, 7,499. Paskutinis dalykas. Paskutinį epizodą antrą, sakiau, surenkam 200 laikų, bus trečia dalis, tai va čia trečia dalis, kurią išvysit dabar. Paprašiau žiauriai mažai, kažkaip nesitikėjau, kad surinksit ten ko nebeik 600. Tai dabar, kadangi aš galvoju, nedarysiu aš daugiau, tai renkam 1000 laikų, kur dvigubai daugiau nei surinko tą ir kur aš dar ne vienas epizodas, manau, neturi 1000 laikų, kad iššūkis būtų, ar žmonės tikrai to nori. Ir jei surinkčiau 1000 laikų, aš iš karto pakvieščiau dar vienam epizodą nusfilmuoti. Mane? Jo, nes manau gerą laiką turėsim. Nu, blėt, mūsų vaibas eina. Žinai, kad aš kol kas dar nieko nemačiau, bet vien iš to aš pats tau stengiausi išrinkti kuo fainesnius daiktus. Labai tikiuosi, kad tu ir man irgi paimi kuo įdomesnių, fainesnių daiktų, dalykų, su kuriais mes galėsim prisižengti kartu juos atidarinėdami. Tai davai, sutarėm. Jeigu štuką laikų surinkam, davai darom dar vieną. Davai. Vienas dalykas, dėl kurio aš turbūt labiausiai jaudinuos, tai viena kategorija, tai yra rūbai drabučiai, mes kiekvienas turėjom išrinkti, tu
tu turėjai man išrinkti rūbą, aš tau turėjau išrinkti rūbą. Tu, pavyzdžiui, nesijaudini dėl šito, nebijai, kad aš tau išrinkau kažką labai kvailo. Ne, aš biškai galvoju, kad gali būti tarnaitės kokie rūbai. Ne, aš neėmiau tų visų. Pimpo kostiumas. Ko tokia? Pimp. Ne, gimp. Hujimp. Nu, juodas lateksinis kostiumas, kur užsisegi ir daisai. Oi, ne, tai čia jau yra, karočią, žemaitai. Ne, tokių nebus kažkokių fetišistinių, visokių fašistinių kostiumų. Nacistinių, tikrai nebus. Fetišistinių ir fašistinių kostiumų tikrai nebus. Paėmė tokį fainą, vaikų gimtadienį, pavyzdžiui, tinkantį. Animatoriaus. Nu, tokį. Tikrai ir į veselį. Ir aš manau, žinai ką, nuoširdžiai, kad tinka visur. Yeah. Žiūrėk, aš tau turiu iššūkį. Galim sutart, kad ar tu išdrįstum mano tau nupirktų kostiumu, apsirengęs išeit, pavyzdžiui, kokią nors vietą mieste. Tinka parduotuvį? Jo, tinka, nu, ta prasme, Lidlus. Nu jo, čia... Bet tu turi nueiti Lidlą ne šiaip tipo įeiti išeit, bet turi nueiti apsiprekinti. Ne, galiu aš įbėgu. Turi lėtai pasimesti, bužuojas išsigąs, jeigu labai staigus judesius darysi. Okay. Turi nusipirkti kažkiek prekių. Jo, turi pasivaikščioti su prekių, tipo, ir tada... Defaultinių klientų būtų. Turi negali eiti savitarnos kasą, žodžiu, dar turi, tipo... Gerai, aš pasirašau, tu pasirašai su mano rūbu. Turi, nežinai, ką aš tau nupirkau ir čia toks fair enough būtų. Nu, davai, kertam. Davai, dar vienas skirtimas. Tai va, 2 lažybos įvyko, štuka laikų ir... Štuka laikų jo. Su rūbu ir pamatysime. Pysdinti parduotuvę. Tai gal tada žinai, ką štuka laikų surinkam ir sekantį epizodą galim pradėti nuo mūsų apsirengimų su kitais rūbais parduotuvės. Davai. Trečią kartą davai. Davai, kertam. Atrodo, mes jau tiesiog prigėrė tėvai, karočią sudėtėm spaudžia rankų. Iš visko kertam. Žinai ką, Arvidai, aš tave liubu iš vapšė nuo 92. Tai davai, kertam dar iš to, kad tu... Davai, šiaip tu maladės. Davai, tau prekė, seniukai, tikrai du. Davai, mano prekė. Mano metai, mano prekė. Jo, praim iš viso vapšė. Nu, talismano. Pirmą kategoriją įmam talismaną. Plačiausia kategorija. Plačiausia kategorija, realiai gali tik bet kas. Kur aš tikras bus krepšinio kamuolys? Nu, Lietuva krepšinio šalis. Nu, tai aišku. Gerai, pirma prekė ir tai yra mano talismanas. Ar galime paprašyti mūsų prodiuserį mums paduoti? Taip. Mano pirktą talismaną. Tu papasakok, ką galvoji pirkdamas. Žiūrėk, aš žiūriu tave, man nėra, kad labai kvepėtum testosteronu. Barzdą turi, plaukai geri, bet aš užuodžiu biškį estrogenų. Biškį tu man toks atrodai, kad animės pražiūrėjęs viską. Ir Attack on Titan, ir Sajanus, ir Naruto. Ir Hentai. O, nyčia. Nu, tai pats pradėjai nuo ko? Žinai. Nuo Arigato. Jo, pradėjai nuo Arigato. Tai man, kadangi tu biškį turi tokį gamerio dvybo vaibą, aš tau nupirkau. O tu kurva. Žiūrėk, čia yra labai gražios japonų kultūros personažės skulptūra. Ir aš norėčiau, kad operatorė pazuminkite ir kakanį ir papildykite. Kokia ir kakanį zadė? Pažiūrėkit, tikrai. Trūba kokia. Ta prasme, galėtum bočios petankės kamuoliukai mes galėtum tenai. Tikrai ir ne vieną. Kokios akys, viską. Ar šitą personažą turi vardą be? Loreta. Nu, mes su Loreta, va, karočią, aš sėdėsiu prie kompo, Loreta... Aš galvoju, kad tau, pavyzdžiui, ant stalo labai gražiai atrodytų. Tai aš tik kur ant stalo laikysiu, negi po stalu. Žiūrėk, aš jau glaustau. Figūrėlį, vaškiniai. Šis kvapas koks? Labai keista, kad tau kyla klausimas, koks kvapas. Pala, patikrinsim kitą įt. Nu, blėt, žinau, kvapas visur toks pats. Kakanė rudės kvapo. Neskvi kurva. O labai karočiai, žinai, tai reiškia kultūriniai skirtumai, bet Japonija irgi apsišykusios. Tai įdomu, kad... Drakonai nahu nesėdi. Va, šitas mano daiktas kainavo apie $10. Ir aš manau, kaip už $10 visai gera kokybė. Žiauriai pigiai. Aš tau nedai sakysiu, tiesiai šviesiai. Nekokybiškiausiai, kas atrodo, nu, blėt, akys. Kad spenelį nesimato. Ne, pažiūrėk, kiek. Ai, o tas, kad ką tik nukrito? Tai gal durna šiaip? Matai? Kažkaip jos tolina. Bet papai geri. Galit pasumim papus. Melionai aptvaimat, melionai sudėti. Už tokį daiktą aš galiu tai pagirti. Aš nesakiau, kad... Gerai, ne, nes aš galvoju, aš tau visus savo daiktus rinkau, aš noriu, kad tau sektųsi gyvenime, kad tu būtum vienišas, šikšnosparnis. Anime, Japonijoje va taip šikšnosparniai atrodo, pažiūrėk. O nyčia. Pasidėsiu per kažkurios streamus, gal matysis, gal nesimatys. Aš galvoju, faina dekoracija, žinai, nes... Man atrodo, ko mes bičiai... Mažai turim savo gyvenime, tai dekoracijų, žinai, nes tu nėra, kad tu... Tu nepridekoruosi nieko. Dekoracijos mum yra bonkės, realiai. Bonkės ir bongai. Tai realiai, dekoracijos, jo, 2 dekoracijos, kokias turi bahūrai. Bonkė, bongas ir urna, jeigu mirė kas nors. Realiai, jo, realiai. Šiaip skamba kaip žiauriai gera repo grupė. Kur Kristų būtum, man tai toks urna, na. Urna? Kriošilis. Aš bongas? Abu būtina sakyti. Alio, nėra tau, kad bonkiai tas, kuris atrodo kur...
Blet, iš... Bonkė kaip bankė, jo, Toks, yra. kur kiečiausias atrodo iš... Man tai bonkė arba tas, kur prisigėręs apsišiko. Arba apsimyžęs. Be danties. Jo, tas, jo. kur kiečiausias. Kur žiauriai gerai moka atidarinėti su dantim butelius ir dėl to, kad šešių neturi. Va šitoj pusėje pasisėnė. Šachmatiniai, kur atidaryti šachmatiniai, išbarstyti dantukai. Blet, tai su šitą gaidą keliam prie mano talismano. Taip. Mano talismanas yra irgi žiauriai paprastas, irgi tikrai apie tai galvojau, apmašiau. Tu turi vieną tikrai gerą draugą, su kuriuo kūrėte turinį kartu, draugas Taip. vis dar padeda, tai šitas daiktas susijęs su Davidu Vizgirdu draugeliu. daromės. Jo. Kai? Su Davidu Vizgirdu filmuojam turinį, žiūrovom namie, kas nežinote. Bazaras? Bazaras, tinklalaidė. Ką tu man paėmė? Čia yra visiškai custom made Čia kepuriukas. veidas jo uždėtas. Jo, bet visur tas pats, žinau. Nebus kažkur easter eggo, kad vienas kitos, blet. Jis visur Žiauriai laimingas. gėtai. Jis visur laimingas. Čia jo yra nuotrauka iš raustų. Aš nežinau, ar jisai jo, čia iš raustų Lukiškių kalėjime. Žinau, šitą Žinau, nuotrauką. per linksmas, kuro kaip išraustų, iš jiem gerai sekėsi? Ne, tai čia prieš pasirodymą. Ai, tai jis vadina. Ne, čia tie raustai, tai kam Lukiškėse niekam gerai nesisekė. Šiaip, Bet šiaip, nukrypstant nuo temos, blėt, kiek tu sumokėjai už tą dalyką? pigiau nei tu. Aš sumokėjau gal 8 ar 9 eurus. Mes galim sakyti, ką norim čia, ne? Jo. Ir aš buvau nuoširdžiai nusteigęs sakyti, kad visos prekės temų yra šūdų krūvos ir tu nusipirki kažką prastos kokybės. Aišku, nėra, kad aš turiu daug bakedetų, kad galėčiau palyginti. Bet šitą, kur aš dabar laikau, nubliamo prikolas, jeigu tu tokį daiktą gali ir kad custom made. Kainavo papildomai tas, kad custom made. Ne, tai ten tiesiog kaina nurodyti ir paslauga, tai įkeli nuotrauką, Jo. kokią nori, tai va tiesiog veiduką. O tik kepurės buvo ar buvo kitokių dalykų dar? Ne, tai yra kojiniais, Prisikėlė. maikiais, Mes Prisikėlė. galvom, kad tu nenorėsi matuotis, tai prisikėlių neįmėm. Jo, šiaip, seni. Būčiau man. Klausyk, buvo stringai, tu dar, ką reiškia būčiau, tu dar nežinai, gal to reikės. Karoči, buvo stringai, kur gali kokį nori žodį tau čia padaryti, bet jisai padarytas kaip juvelyrinis dirbinys ant viršaus, ne iš kažkaip ant viršaus. Tai aš galvojau prisekti Vizgirdą, bet po to galvojau, blėt, tu pano, turi grįžti namo tais stringais, ne tema, biškai, blėt. Ait pas panas, Vizgirdą parašytą. Aš kažkada turėjau stand-up bitą, kur pasakojau, kad mano mergina su manim susilažino, kad aš jai nesugebėsiu blynų iškepti. Ir susilažinom iš to, kad, sakiau, kad mano mergina, pavyzdžiui, nelabai žinau, kaip lažybos veikia, žinai. Nes aš jai sakiau, jeigu, pavyzdžiui, sakau, aš padarysiu skanius blynus, tai tu man bučkį turėsi duoti. Jis man sako, gerai, sako, bet jeigu bus neskanus blynai, tai tu mėnesį laiko turėsi su stringais vaikščioti. Ir aš karočiai iškepiau tas blynus ir nesigavo man tie blynai. Ir mano paštainis paskutinis buvo tipo, kur, sakau, ir sakau, man dabar liko 29 dienos. Ir apsisuku, pakeliu maikę ir stringų, tipo matas šoniukai. Tai buvo, ne, su stringu čia. Jo, buvau pasidaręs tokius, turėjau custom made stringus, kur yra normalūs triusikai ir viršų yra prisiūti stringų juostelė. Dar iki dabar turbūt turiu, žinau. Kročyteris. Ai, čia yra, aš tau mažiau vyras dėl to, kad nekomitinau su stringai. Ne, nu aš tikrai galvoju, su stringai būsi. Šiaip, žinok, ir vyriškų tų stringų. Ką tu galvoji šeima šitą kepurę, tinka? Blet, nežinau, tu toks netrodai labai reperis. Žiūrėjau. Bet gal rastum. Aš iki galo judu, ugnimi degūna ir tegų. Sudegina mano kūną, aš kaip ir tu esu padaręs daug klaidų. Šitam pasaulyje kaltų nebūna. Neblogai, ne? Žodžiu, tai nuo tokio talismano galim perėti prie automobilio, aš manau. Automobilius turim tiek tu, tiek aš. Ir aš nežinau, jeigu tu sugebėjai išrinkti anime, aš manau, kad nenuvilsi ir su automobilio kategorija. Jo, su automobilio kategorija aš išleidau mažiau negu iš tos. Tau kaip pareina, patinka, blėt, kodėl tai nusėmė? Labai kaista į balas. Nu, pasakok. Nu, nežinau. Kodėl tu uostai viską, kas tau čia yra šiandien, seniai, tu nepasitikė, ar tu užuodi senis vylančius. Nu, blėt, man įdomu, kaip... ir tau insultas. Man tiesiog įdomu, kaip Kinija kvepia, žinai. Kaip Kinija kvepia? Jaunais darbininkais. Linkėjimai visiems, kam 4 ir dirbat jau. Aš tokį varę atsakau 4 metus dar. Jo, seniai. Ir tu pasakau, veidą, Vizgirdas seniai. Vizgirdas snukį klijuoja 4 metų mergaitę, o taip. O jeigu, pavyzdžiui, aš Vizgirdą ant galvos svastiką nupiešiu, tai jisai rasistas? Jo. Tai jisai fašistas ar? Jo, jisai. Jisai? Tu rasistas, tu jisai fašistas tada. Nu tai kas su automobiliu, tu geriau sakyk. Gerai, čia noriu, kad žinotumėt, kad šitoje laidoje viskas yra išgalvota, viską mes sakom turinio... Jokingo turinio. Apsidrausk, nes jaučiu, tu nukentėsi. Mes per bazarą, pavyzdžiui, visą laiką parašom, tipo, kad viskas yra išgalvota, absoliučiai. Tai netgi ten, kur sakom adresu savo ir Vizgirdas sako kortelės kodą, kuris tikrai yra toks, tai ten yra netikrai. Išgalvota, ne? Jo. Tai realiai viskas yra išgalvota. Aš galiu pasakyti tik tiek, kad mano daiktas tavo automobilį padarys pilnesniu. Ką reiškia pilnesniu, palauk? Komplektacija nepilna? Čia balti lakštai. Nutrūksta svago biški, kaip sako, jau 20-ais.
Tu, na, svageri tu. Žiūrėk, čia reikia parodyti kamerą ir dar aš atsiųsiu uždėk nuotrauką. Čia yra lipdukai, kurie padaro, kad atrodo, kad tavo mašinoje ateiviai sėdi. Va čia gali nuotrauką matyti. Tai reikia, noriu pasakyti, ant kiekvieno lango kliuoti lipduką. Jaučiam priekinių, gal net negali, nes, tipo, riboja matomumą, žinai. Va toks va. Labai jokinga būtų, jeigu sustabdytų, tipo, Bet čia labiausiai OG. Jo. Nes va, number one. Ne, čia kabybus. OG per mamą taip darė. OG per mamą tai darė, jo. Per OG per mamą ir skiriasi, nereikia pavyzdžiui imti. Jokaujam, ogi, kurvo, nepyk. Karočią. Augi. Jo, aš galvoju, kad ant priekinių langų turbūt negali dėti, labai jokinga būtų, jeigu sustabdytų pareigūnų ir pas jumis ateivius ant langų. Tai čia ne ateivius, čia tik lipdukas. Bet, jo, čia yra, žinokit, hebra kažkoks tai valakštas ant priekio ir nusiėma ir tada skliuoja. Jisai iš vidaus kliuojas, man atrodo. Manau, reikės iš tiesų, tai ne? Jo, nueisim jo, sudėsim, paskui užkliuosim. Nes vis tiek automatiškai aš nupirkau automobilių daiktą, reikės ir ištestuoti. Už šitą aš sumokėjau €7,2. Už 2 šitus tikliau. Tai čia praktiškai vienas už 8 centų. Ne, tai būtų vienas už 8 centų, tai būtų €3,20. Tai vienas kurva lakštas su 2. 85 centai. Jau pizė kurva matematikas. Ne, tai tada 8. Jau kai savo centus skaičiuoju, tai pirmas. Tai 87 centai. Tada už vieną. Kart 3 skir. Ne, tai ne kart 3, kart 2. Tai šiaip norėjau paklausti, ar moki. Ne. Nu, ble, žinok, su tais ateiviais, bairis, nes aš esu matęs daug, kai užsikliuoja kažkas, dar ateivis kaip ateivis, žinok. Kiti kurvo užsikliuoja. Daina Bilevičiūtė. Nu, ten, ble, užsikliuoja, nežinau. Kad unskytas, aš norėčiau... Kaip tau numerių rėmeliai, kaip tu vertini? Mamų slėpki dukras. Ar ten, nežinau. Aš esu draugui padovanojęs. Nu, tai pasakiau, kad ironiškai, bet būtų juokinga, jeigu užsidėtų, žinai. Taip neuždėjau? Ne. O kokius dovanuoji? Trikojų siaubas. Bet trikojų siaubas, ne taip blogai, kaip būna, nu tie, kur, tipo... Jo, bet man atrodo, kad čia yra juokinga, jeigu tu darai tą suvokdamas, kad čia juokinga, žinai. Bet man, pavyzdžiui, žinai, kokia mano dar... Man nėra nieko turbūt keisčiau nei vardiniai numeriai, kurie nėra vardiniai. Vardiniai numeriai yra kaip pas Rolka, C4, čia yra vardiniai numeriai. Bet jeigu pas tave parašyta GOD412, čia nėra vardiniai numeriai. Tu kur atsagavai raidės, kurios reiškia kažką. Įdėrė tu. Kokios pas tai raidės? MST? Miestas. Nes pas mane tai Mutula. Jo? Ja. Mutyla, kur? Ne, Mutila, Mutulis. Ai, Mutulis. Ne, pas mane konkrečiai padaryta Mutula dėl to, kad... Ir tu džiaugies dėl to? Nu, ble, šiaip žinok, džiaugiuosi žiauriai. Nes aš... Iki dabar džiaugiaisi. Žiauriai džiaugiuosi. Ne? Bet kur aš neįperku tų normalių numerių, tai aš tiesiog pagal tvarką. Bet tu toks kur be fantazijos tokius patiri, pistų Mutula 063, kur va taip, sumokėjo 3 štukas ir pistų tokius pat numeris. Ne, žinai kas yra, tipo, tu mokėjai už jas papildomą ar gavai tiesiog? Mokėjau. Kaip galėjau? Kiek mokėjai? Nes aš eiliais. Kiek mokėjai? Šiaip automobilių, kiek tu mokėjai už numerius? 7 ar 3? Mažiausia suma turbūt įmanoma. Aš, tipo, man tiesiog... 7 gal. Kokius sako, norit, duokit man random, kažkaip man. Nu, nežinau, gal 7 kainų ar kažką tokio. Ai, 7 mokėjai? Ne, aš tai ne. Kiek aš mokėjau 100 PM dėl to, kad aš stojau eilę, aš išsirinkau, tipo, kokių noriu ir jų gaminių procesų man rezervavo ir atidėjau. Ai, seniai, bet tu regitrui, ta prasme. Tai ne, kurva, ble. Ne, seniai, aš kalbu apie šitą Facebook'o grupėse, kur kelia, tipo, įsiūlo. Seniai, aš vairuoju trojkę BMW 91 ir mano, ble, siunčia seniai draugai man, tipo, kad grupiai pardavinėja net 091. Pašalnakui, sako, Zimka, sako, 300 €, tik tai seniai, tu pisk, pasimtų, jokauji, na. O ką daryti, seniai, jeigu BMW pardavinėja? Jūs daunai gal kur, ir mačiau pardavinėjo kažkas numeris, tipo, EV1981, tipo, Tesla, elektriniai numeriai. Karočią rašo, tai jeigu kas nors 81 gimimo, tai būtinai pirkit. Ir kiti rašo, blėt, jeigu aš PM3, karočią, gal turit kažką senesnių numerių. Nu, tipo, man atrodo, kad jeigu jau sutampa, tai sutampa, bet, blėt, man sėtas leis papildomai pinigų dar, kad tu nusipirktum, tipo... Tai aš dar padariau ar ne? Nu, dar regitroj palauk gal dar pohui, bet jeigu tu nuvažiuotum, seniai, važiuotum į Alytų, pirkt mašinos numerius, ant kurių parašyta GJA, nes tau Gian patinka, nu tu daunas, blėt, žinai. Paėmiau aš tau daiktą. Ką paėmai? Irgi, paėmiau puošmeną, kuri eis ne ant stiklų, o eis kitoje vietoje. Tu pats nuspręsi, kur čia jinai gali eiti. Tai tiesiog... Nu, gerai. Šveičiam. O, kurva. O, blėt, čia krenta. Kas čia kurva? Ai, Tomytė. Mau, blėt. Kas čia kurva? Ai, Tomytė. Mau, blėt. Čia biški yra
Gerai, na, dar biškai anksti dar blaivi. Ne, tai dėk ant koto. Ant ko to dėt? Gali biškai man pasakyti kažką iš malonaus. Nu pats gal kaip tu tokį. Čia šiaip arba, jeigu, pavyzdžiui, neturėčiau 2 pirštų, tai labai gera pirštinė būtų. Jeigu turėtum tik 2. Jo. Čia žinai, pirštinytį, tos mergaitės, kur 4 metų darė Visgirdos kepurytę. O dieve, mano, jeigu vasarą dybo šaltą, tai reikėjo pasilikti žiemą. Pirštinytį. Mamuška. Ne, čia jeigu iš tikrųjų. Kodėl tu viską užtai? Ne, aš noriu padaryti kaip neįsliuko bitą, seniai. O štai seniai, tu kaip kriauklė. Tikrai kaip kriauklė, seniai. Kas kaip kriauklė, tai prikristų. Klausyk. Tai kad nėra garus. Yeah, no shit, Sherlock. Kas čia yra? Pavarų svirtis ir račnykas. Eik tu. Kaip gėjiškas, seniai. Negėjiška, kūro, tai mašinai žiemą šalta. Negėjiška, bakūriška. Tai tau pridės bakūro taškų automobilis. O čia ant vairo. Čia ant vairo, seniai? Aš galvau, čia kurva tenisą žais. Aš galvau, čia čiaukeris, seniai, jo. Čia atrodo kaip šitą dušo kepurytį, žinai. Arba makiažui daryti. Žinai, ką mergos veido kaukės dedus tokius užsimetus. Ir arba makiažą darosi plaukus, jo pakeičia ir tiesiog kokią aukytę dedasi. Nu, tau uždėti, uždėti. Ne, nu tu pamatysi. Žinai ką, išbandysim. Ir aš tau sakau, automobiliui, blėt, kai įsėdi, nu kurva šalta irgi. Įsėdi viduj, tą rašinį gali seniai, kiek sumokėjai šitą? Šalta. Į EDVIM pirmą, patikslinkit mane komentaruose, gali įsidėti šildomą vairą už kokį 5 eurų. Nu, čia gal 4 eurai. Nu, tai kaip ir pliusas. Tai gerai, gal 3-8. Tai vapšė iškart reikėjo sakyti tada, pirmą numerį. O buvo gal kitų spalvų, bet tu specialiai pasirinkai rožinę, ne? Kokių buvo spalvų? Buvo gal ir juoda, dar kažką, bet čia buvo spalvos pigiausia. Čia buvo pigiausia spalva. Kaip tau atrodo, kodėl? Nes mažiausiai perkama. O gal populiariausia? Ne. Jo, tai kaip tik jie iš geros širdies nori kuo pigiau padaryti. Nemeluoja tegul. Šitą pati mergaitė, blė, darė kaip į tą kepurę, aš matojau. Tai jo seniai talentingos yra, ten viską moka padaryti. Čia pas mus kurva, 8 metų vaikas skaičiuoti nemoka. Tai tu įsivaizduok, aš kurva, va pavyzdys, paprastas žmogaus Lietuvoje užaugusio, aš, blė, išmokau skaityti 13 metų. Eik tu nahui. Tikrai. Eik tu nahui, tu rodas. Rimtai tik tai tada išmokau, tai pas laukopedą ėjai, ne? Tai ką aš nesuprasiu, nesuprantu, į kurį kabinetą įeit. Tai aš, karočią, praktiškai labai sunku buvo. Ypatingai, sako, vardą parašykit, sakau, galiu pasakyti. Taip pat tikrai. Čia jau smart. Kokia sekanti kategorija? Tai elektronika. Elektronikos device. Davai, mano elektronikos nupirkta dovana prekė tau buvo brangiausias mano pirkinys, man atrodo. Čia gerai prisiminsiu, žiūrėk, čia sakei 10 eurų, šitos ten paliai eurus, tai 12 eurų dar čia tik išleista. Tai to brangiausia prekė buvo aš ant savo eurų? Ne, aš sumokėjau už ją maždaug 30, tram 5. Kur už tiek žinok gali ir... Tu už ką tu rūbą nupirkai, blė? Kiek mano rūbas kainavo tada? Aš vidavacok. Čia matematikas, bet gal ir sueina. Tai aš skaityti nemoku, o jisai skaičiuoti nemoka. Taip, čia yra mano dovana tau, čia yra naktinio matymo prietaisas. Tu stumi. Night Vision, kurva. Aš pagalvojau, ką norėčiau nupirkti, ką norėčiau pat gauti dovanų, kas tau būtų pačiam įdomu. Ir aš paėmiau tau naktinio matymo prietaisą. Tai jis nereikal, 30 eurų kainavo. Jo. Jeigu būčiau, ta prasme, kainos skirtumai buvo, žinai, nuo tram iki 7 galėjau susirasti, aišku, yra ir visokie brangesnių, bet... Aš nežinau, kiek jis bus funkcinis, įdomu bus išbandyti irgi. Va, eisim iki mašinos, vėliau galėsim pabandyti. Bet... Kodėl, kur atrodo, lyg greitai galiu kur matuoti. Seniai, o taip, dukros išleistuvės filmuoju. Kur kamerytė? Dainuokit! Kas dabar, blėt, operatorius, ką? Vienas kitą filmuoju, tiesiog. O ką man daryti? Seniai pakrautas daiktas. A ne? Kirjų, kur viskas pakrauta. Seniai yra išleistas. Eik, tu buvo gerai, atrodo. Eik tu nahui. Prinešk prie kameros. Eik tu nahui, žiūrėk, va. Mes labai iš arti. Ne, tai aš tai nufilmuosiu, pažiūrėsiu, kaip atrodo. Blė, dar visą, žinok, padorus, pala pakeičia. O, seniai. A, dabar Night Vision jungiai? Jo, jungiu Night Vision, tu seniai atrodo kaip Jeffrey Dahmeris, kurva. Labai neje. O, eik tu nahui, seniai. Nėra kiksnukio, padaryk dar kažką. Žiauriai širpiai atrodo. Eik tu nahui, siaubo filmas, blė. Geras. Na, žiauriai geras daiktas. Būtinai. Yra iškai gera. Jo? Čia, man atrodo, dar dedas kortelė. Va. Pakrovėjas. 12 milijonų amperų. Va, aš tokių iš fantazijų, tai kiek turiu tokių pakrovėjų, tu neįsivaizduoji, na. Nu, gali ką. O, eik tu nahui. Seniai, žinok, aš tau pasakysiu tiesiai šviesiai. Mano elektronikos device'as nebus toks geras. Jo?
Nu, davai, tada parodyk, ką tu nupirkai. Hey guys, this is me, first time doing porn in the dark. Porn, new series called Porn in the dark. Couch casting. Šiaip geras, ne? Ne. Kad porno tipo visiškai tamsoj ir filmuoja su naktinio matymo kamera. Žiūrėk dabar. A girdi šikną prizumino kurvo to modelio? Palauk, bet perpiši per arti. Jau dabar Night Vision. Pis Night Vision. Bet pisi blur, žinai, kur aš ją pamečiau. Nieko. Oik, tu stringai, matas, matai? Bet tik stringai. Matai, persišviečia kakanė. Seni tau! Svėjus, kurva. Seni! Palatai persišviečia rūbai. Blet, nežiūrėk, na. Karočią, aš atkreipiau dėmesį ir daug kažkuo momentu net užmečiau, sakau, blet, senis tokia barzda, tu čia blet dievas esi, na. Ta prasme, tu kurva, aš nežinau, nematęs šlikščiau augančios barzdos. Nes pavieniai plaukai kur nori, kur belia kur, ta prasme. Čia bazuojas ir tada jau čia po vieną vietos. Čia nesibazuoja, čia nieks. Tai čia biški yra palijos. Ne, tai aš... Eikti nacht, ta prasme. O ką pas tave, kurva, ūsai vos susijungė, seniai. Ūsai su barzda laiko seniai su rankytėm susikibusios kaip 4 metų mergaitės. Oi, pizdai, o aš tai vikingas. Ūsai yra tvarkomi. Ne, dėl to nesusijungia. Čia šito vietoje irgi nėmi plaukų. Pas mane ūsų tiek pat, kiek pas mačiutę mano, tai pavizda. Šiaip, aš kurą praeitą savaitę parduotuvėje mačiau labiau ūsuotą mergaitę negu kurvą. Kokiai parduotuvėje buvai, blėt? Morfai. Tai aišku, jau viskas, prispoilinau. Tai blėt, tu man barzdaskutę nupirk. Ne, čia 6-1, čia ne tik barzdai, čia viskam. Bet kad prisižiūrėtum sai, nes dahuojo auga. Blėt, tipo, žinai, kur atrodo dovanų nupirko, bet čia suka išžeidimą. Ahujėt, nu, tipo, normali barzdaskutė tiesiog. Ir dar... Pakrautas. Ir seniai ir ledinį dar. Irgi pakrautas. O dieve, rašai, kiek pasikrovęs? 9. 9 laipsnių kapučią. 9. Čia 9 laipsnių. Kirpimas dabar. Gal ant tokį šiskus. Tai turėjai gauti laidą, seniai davė aš fantaziją. O, seniai. Blėt, laidai, žiūrėk. Čia, kiek čia mokėjai už tą? Blėt, iki 10 eurų nedaugiau. 10 eurų čia tarp 4 laidai vienodina. Kur eina, ką aš... Ta pati mergaitė gamino. Va parašyta Arielė. Abi dvi darė. Jau čia viskas? Pas mane labai žinai, kas yra. Blėt, Angaliu, tai sakyti reikėjo iš karto. Iš šitą protestuok, didžiausia. Nu, davai, daug aš tau apkirpsiu. Ne, tai man nereikia. Seniai gali savo kūšį feidą daryti su šitais. Taip, seniai. 9 mm. Labą dieną, kaip kirpsimės, man kūšį antru. French cropą. Mulėtą man ant kiaušinių Labą dieną. paliekam kurvą. Man galima jo kūšį klasikinių kurvą stilium. Kaip, tai gražuolį, kaip kirpsimės gražuolį. Mane kurva kaip Emilijų Kubą apkirpkit. Apkirpkit Kurva kaip ir nors, bibi kurva, su ūsais lieka seniai, o kiaušai su mulėtu. Bet neuždėjai. Tai aš nekirpėjau kurvą, kad uždėt mokėčiau. Nu tai va, tos skylės padarytos tam. Kažkaip galvoju, kad kitaip veiks po to, kai... Bamba apsiskus. Pas mane nelabai augo, o jau augo biškiu. Per trumpas. Ne, tai nusimk angalį pasiskus. Bet tai gal įpjau. Nu, bet blėt, biškai žinok ne temą, kur dar kambarį tau kūšio plaukų bus turėti. 20 minutę į chatą ties, kur jau diržą atsisėgęs. Tai nes aš mandagus ir esu pasirašinęs visom idėjom tavo. O prieš tai, kai išjungta kamera buvo lindais bučiuotis. Ne. Ką draugė dar filmavo? Sakyk, matėgi. Tai sakyk, blėt. Sakyk, laivą dar piso kurva Instagram'e. Nu, blėt, žodžiu, 2 angaliai už... O girdi. Už 9 ar 8 eurus. Nu, blėt, seniai. Visko pridėk. Gal normaliai. Aiktų nahu, kaip skuta gerai. Parodė. Aiktų. Ką parodyt? Kaip tai jam parodyt? Tu nestum. Blet, girdi. Dėk ant salo tą kodį. Pažiūrėk, kaip plaukų liko kurva mašinklai. Gerai, šitą vertinu labai teigiamai dalyką. Aš nuoširdžiai galvoju, kad temu, kaip ir minėjau prieš tai, kad prekė šūdinas. Aš čia, karočią, jeigu valgot iš šito stalo, tai sorry, bet... Ne, bet pokai, Galvoju, kad prekė šūdinas, bet jeigu tu man nupirkai už 8 eurus tokį daiktą... Nu, tai seniai. Ledinis. Tik be pagarba. baterijų seniai. Ne ledinis, o ledovas. Ledovas. Va, su ledovais daiktai sėdim. Va, operator, karočią. Nutraukta. O. Karočią, man atrodo, dabar žinai, kas liko įdomiausias daiktas, tas profesinis, kur labiausiai šio bijau. Jo. Ir... Irgi plati kategorija, nes mūsų darbai yra tokie, blėt, bibi žino, kas per. Ne, tau tai aiškus. Komedija. Biški hihi, biški haha. Jo, biški hihi. Nu jo, biški haha, bet kartais ir liūdėsio. Nu, jeigu Ne, šiaip... verkinti, tai liūdėsi. Jo, nu blem, jeigu žiūrinti stand-upą, bet mes, žinai, darom ir tų podcastų, ten ir dar visokį turinio kažkiek kūrėm, žinai, tai man atrodo daug dalykų tinka, įdomu, ką tu man išrinkai. Aš irgi noriu
būti neprašovęs tau ir labai norėčiau tikėti, kad aš nuoširdžiai tikiu, kad mano išrinktas daiktas tau tiktų bet kokiam darbė tavo, bet kokioje profesijoje. Nu, Davai. su to dalyku gali įsivaizduoti ir gydytoją, ir psichologą, ir chirurgą, pilotą. Nu tai rašiklis, blėt, aš tai rašiklis spėčiau. Rašiklį? Jo, nu tai blėt, jie visada turi kišinukį tą rašiklį. Special rašiklis, jie jų nerašo niekada, bet kur kišinukį tas rašiklis, na. Ir... Čia yra šviečiantis kaklaraištis. Eik tu, na, kur su užtrauktuku kaklaraištį, tu matęs? Sen džinsinis kaklaraištis. What the fuck? Gerai, karkis. Nu ir didelė galva pas tave pizė. Ne, kaip... Būsos kepurės mažas. Seniai arbūzas, kokį 6 eurus įmuštų tokio dydžio. Seniai su laidais, kur kaklaraištis. O galima šitas biškį prigesinti viršutinės? Va, seniai. Va. Seniau, kodėl jisai su žadintuvu? Blės, tikrai pypsi. Kaip keista, kad pypsi. Visą laiką vaikštai ir pypsi. Baisiai nejauku. O jeigu man interviu būtų darbo? Pala. Įsivaizduok, eini darbintis į išminavimo įmonę. Ir atvarai pypsėdamas. Nu, tikrai neprofesionalu. Ble, bet iš viso aš nežinau, neįsivaizduoju, nematė. Buvo karočią toks pat kaklaraištis, tai gali rinktis ne tarp 2 spalvų, o tarp 100 kem, man atrodo. Tai čia tik vienas spalva. Jo, jinai viena ir mirksi, tipo. Ir tas, kur 100 kem spalvų, kainavo 100 centų daugiau. Tau nėra, pavyzdžiui, buvo tokio jausmo gyvenime, kur nuperki kažkam dovaną ir galvoji, blėsi, nežinau, ką aš jam nupirkau, aš galiu savo pasilikti, kur. Savo pasilikti jam nunešti kokią bonkę, tipo, ir viso. Aišku, tai būna. Tai man būna pastoviai. Buvo tam, kad kažkam, tipo, nupirkai dovaną. Ble, visada, žinok, aš manau, kad aš norėčiau tikėti, kad aš visai gerai sugebu dovanas išrinkti. Jeigu bernam draugam dovanoju. Jo, jeigu bernam draugam dovanoju, pavyzdžiui, Kristoforui, bičiuliai komikai, kolegai, aš nupirkau mečetę. Ar mačetę. Mačetė yra maldos namai, o mečetė yra kardas. Ne. Atvirkščiai? Mačetė yra... Ai, nes filmas yra mačetė žudo, jo, būtų keista, jeigu būtų maldos namai. Mečetė ir maldos namai. Jo. Kur vis tiek dar neišmokai. Mečetė yra, kur vai, kur tu eini? Melstis. O mačetė yra... Žodžiu, nupirkau... Mečetė melstis. Gerai, maktna. Jo. Nupirkau jo tokią, nes labai dažnai eina į žygius, į mišką, tai nupirkau mačetę. Labai džiaugiasi, Garšų irgi nupirkau peilį. Šiaip visiems peilius pirku. O, bet aš mačiau ir Emilijų kubų. Ir Emilijų peilį nupirku, blėt, daug ką peilius pirku. Vienas daugiau dovanotas. Bet labai... Aš gerai išrenku, tai ką, Bet kur... tie peiliai, kas? Tai seniai aštrumą išrenki tiesiog? Taip, seniai, Garšui paėmėm išgrūdinto plieno vientisą peilį, Emilijų paėmiau atlenkiamą, kad ištrauk iš kišenės ir atsiverčia, tipo, šleikai nupirkau žieptuvėlį, dar biškį jaunas, gal nereikia peilių. Iš kito galo spėjau peilius. Jo, ne iš kito galo Bluetooth kolonėlė. Šiaip žinai ką, šiaip juokinga, kad tu paminėjai dar Bluetooth kolonėlę, tai. Tu atrodo dabar ką tik prisišnekėjai. Jo. Nes paskutinis mano daiktas likęs, yra pagal profesiją, sakiau. O ką tu nupirkai man? Tai... Karaokės mikrofoną? Įnešam. Karaokės mikrofonas, tas kur mikrofonas kalbėti, biški banalu. Raidė biški. Nuvalkiau tai jau visą kitą, žinai. Aš paėmiau kur kas geresnį daiktą. Karočiui čia atskirai dalykai yra. Čia yra kolonėlė atskirai ir mikrofonas atskirai. Tu galėsi šitą kolonėlę dėti kur nori, per atstumą. Neturėtų 2 mikrofai būti. Net su vienu boku Vienas. Labas vakaras, Lietuvos tauta. Šiandien mes susirinkome tam, kad išrinktumėme didžiausios galvos savininką. Kokia nesąmonė, na. Bet blėt kaip gerai. Bet tikrai neblogai, ta prasme, jo, Aidi, bet bajeris, pala, kas čia vyksta, dar yra setingų? Čia tylinu? Šviesą žiūrėkės galiu. Vienas. Eik tu naku, tu jau. Tu jau kaujama. Dabar... Pizda, žiūrėk, aš dabar noriu pysiu savo musės personažų. Pirmą kartą skrydome, atsimenu, buvo 2016 metai, man buvo 2 mėnesiai. Pirmą kartą išskridau iš kiaušinio, Fabijoniškėse skraidėm ir pirmą kartą užuodžiau šūdo kvapą. Nu pizda, blė, negalėjau patikėti. Wow, ta prasme, žmogui rožės, elniui degantis kelias arba medis, nežinau kodėl elniai bėga kelias. Rūpužė, įkaitęs asfaltas, man šūdas. Nebuvo nieko gardžiau. Nu, tuo momentu realiai aš įsimylėjau, tuo momentu dar turėjau merginą prieš tai. Man ta mergina jau nachui tapo. Man patiko labiau. Italutį varė su mergina. Čia kita istorija, irgi labai įdomus faktas. Esu jo, istorija. Karočią. Pakeis balsą istoriją kitai. Ai, blėt, jo. Esu, karočią. Ui, tu na. Va čia, karočią, iš merginos perspektyvos. Esu buvus talutį su vaikinu tokiu, labai suka taupė.
Jisai pirmės, kad tiek taupė pinigus, kad man nupirko makaronų su vištiena, o pas man nieko neėmė. Tipo atvedė pamaitinti. Galvoju, nu na, ta prasme, jeigu tikus aš tau kurva karvę, pamaitinti ir paskerstina. Ir dar sako, tipo, o mažutė, o gražutė. Tipo, aš tau karočią. Blet, labai, man aš malsus. Nemanai, kad galėtum podcast'į naudoti šitą vietoj garsistų? Čia žiauriai garsiai veikia. Nu, blet, nu Nemanai, čia kad ne. galite atleisti garsistą dabar tiesiog. Nu ką jūs kalbat, pažmatys garsistas, paskui kurva 3 mikrofonus pajungti, aš su vienu ateisiu. Va, pietinio kronikos, man. Bet seniai tu gali... nada Bet tu gali padėti, pažiūrėjau, sofos ir kokį prenką pist. Galvoju, jo, aš manau, kad savo merginai tai padarysiu. Aš padėsiu ant lovos. Ant? Tai matysi naujas daiktas. Padėsiu po lovą, gal po pagalį. Šelius, va dabar žiūrėk, aš Ir tarkim tada- grįžtu namo, ne? Ir va čia būt padėtas. Blet. Tai galvotum, kad paprasta kolonėlė. Bet vis tik... Tikrai nepagalvotum seniai, kad mikrofas kai atėjęs. Kiek- Ir tada jinai mėgos ir aš tokį garsą skleisiu. O taip, Arvydai, man labai gerai. Seniai, ta prasme, 8 eurai ir paprastas silly dalykas, bet aš atsinešiu kur nors į barą, į gimtadienį tipo ir mano draugeliam būtų geriausias vakaras. Mes tiek bazartume, pistumėm į kišenę, įdėti draugelį, kur eina su merga kalbėti. Papys mane, žinai, žinai, seniai, tipo. Čia žiauriai gera Čia dovana. vaikiški dalykai, bet... Jinai, jo, žinai, ką reikia, blet, nepamiršti kartais mums būti vaikais, blet, tipo, atrodo suaugai ir ateina kažkoks momentas, kur reikia, blet, būti rimtam, turi būti rimtas, pasitempęs. Seniai, dar aš tais nematęs rimtų. Nu, nes aš tengiuosi propaguoti tokį gyvenimą, nu, tipo, Sveika mityba, nu. man labai nepatinka tas toks, tipo, ką tu čia žinai, tipo, ką tu čia kvailioji, čia tokia vyresnių žmonių frazė. Nu, reikia jūs takui, dėl to jūs ir mirštat anksčiau užsipysę visi, nes nelaimingi esat. Tu išleidai 8 eurus, aš leidau tram 4 ir tavo smagiau, blet. Šitas man atrodo smagesnis. Ne, tai profesijai tu man pirkai kaklaraištį už eurą gal. O ką tu man elektronikos pirkai? Per sąskaitą. A, jo, dabar nesirišai. Davai, pasakyk anekdotą. Tau užsibuginas smegenys. Nėra lengva, matai, na. Nėra ką čia per daug kalbėti, aš vienas daiktas, kažkiek keista, bet malonu girdėti save. Aš ką norėčiau kažką pasakyti. Norėčiau pasakyti tą, kad man atrodo laikas persirengti. Jo, Timo. dar noriu vieną dalyką pasakyti. Tai sakyk. Tau nekeista, kad skamba geriau negu lėktuvo kurvo racija. Lėktuvas Italijoje leisės 20 minučių, šiuo metu Italijoje 27 laipsniai, mano vardas yra Andrius. Kur aš jau čia pasakyti? Aš tikrai šitą išnaudoti negali, blėt. Tai aš pasiimu kurvo termovizorių. Nu. Ne, tu profesinį daiktą gali, nes profesinį. Nu tai seniai nesąžininga, na. Ką tu galvoji apie tai, kad sakau, gal laikas persirengti? Jo, davai varom, pažiūrėsim, ką viens kitam nupirkom iš rūbų. Varom. Jo, tai Persirengti. vienu metu einam tiesiog Davai. persirengti ir tiesiog sugrįžtam. Grįšim ir aš nežinau, ką jis man nupirko, jis nežino, ką aš nupirkau, tai grįžus mūsų reakcijos. Nu, tikiuosi, bus, negrįšiu kaip prostitutė. nuo apsirengęs. širdžios. Taip. Tam tikrų gyvių pasaulyje esi prostitutė, aš taip sakyčiau. Gerai, einam. Negaliu dabar žinai priimti tą aprangą. Blet, aš manau, kad mes buvom... Jeigu mes, kurva, tai mes čia veltui dirbom, kurva. Blet, mes čia kurva, nahui, veltui dirbom. Kas aš tau kurva klaunu? Va čia seniai porno keišiausia, kokie esi matęs. Tarakonas su McDonald'o, seniai sim McDonald'o dalis. Pagalai, ne, kad tu esi Ronaldas. Kiškai būna ausų. Tai, ble, aš jų nekontroliuoju. O kodėl tarakonas su džinsais, blet, piderastas nekomitina kurva personažui? Kaip nusprendai tokią aprangą paim? Pamačiau tarakoną, jis man priminė tave. Egzistuoji veltui, gyveni iš kitų išmatų. Nu ir nusprendžiau, kad labai tau tiktų. Parodytum Lietuvai savo tikrąjį veidą. O šiaip jeigu rimtai galvočiau, tarakonas kietai atrodo, tai paimsiu. Nu, tai... O tu man paėmėjai... Bet tai seniai klaunas taip švelniai pat veikia. tariant, nu, į baną klauną. Nesu klaunas, ble. Nu, tipo, jo žaizdį takai, darbas toks takai. Bet seniai aš dar plaukus atskirai turėjau imti. Nebuvo pridėta. Rimtai? Jo, aprangą paėmė, to reikėjo plaukus dasirasti. Čia atskirai du dalykai. Žodžiu, tu pasistengiai, kad aš prastai jaučiu. Jo, ir dar mes įdėsim visą video, taip. Man tai žiauriai galva bado, nes aš su lankeliu čia, kur vidu lankelis ir plasmasinis. Tavo galva labai didelė. Ir mano akis jau nebaigia iškris, kur tas tarakonizmas. Jep, tai man. Nu, geriau jauties, kaip jauties su tarakono kostiumu? Blogama. Visai neblogai. Visai neblogai.
Aš gal prasiseksiu, nes... McDrive varysim paskui, ne? Tipo kažkaip, man atrodo, turėtų būti toks... Tau uždyką darytų, du. Jo. Ar čia nusims tau uodegą, nes baisu. Dabar atrodo tiesiog kaip tarakonas nedarbo valandom. Prikolas, šiaip gerą bairį čia paėmė. Jo, ir liūdės, kad tavo čia pasinis daiktas man nupirktas. Kiek mokėjau už tą aprangą? Daug. Palyginus su kitais mano daiktais apie 2 eurų gal. 2 eurų už tą aprangą? Nors normalu visos temų. Bet jinai ir jaučiasi tokie biški sunkesnė, man atrodo, ne? Ne, nu jo. Detalių biški turi, žinai. Kurva įdomu, iš ko nepagaminta. Tu uodegą turi, kurva. Čia ne uodega, čia mano kojos. Ne? Papildomos rankos. Atsistok, biški. Čia rankos, nu. 6 rankas aš turiu. Tu kurva, juokauji, tu čia jas turėjai. Galėčiau dės kažkaip prisirištės. Ir dar turi, matai, apsiaustą, kur apelėkautas. Pažiūrėk, nu, gražiausias būsi mokykloje, ties tarakonų mokykloje susirinkęs. Pizdės, tikrai labai tau tinka prie veido tas tarakonizmas, na, tu neįsivaizduoji. Taip, karoči, kiekvienas televizija atrodo. Ahuji iš tarakonų, visi televizijų tarakonai, na. Mano žiauriai bibys matos, važiuok. Žinai ką, aš einu atnešiu tau pats asmeniškai kitą daiktą. Iš ko pažvengsim, nes dar liko mano gerai, daiktai. davai. Gerai. Sveiki, mano vardas Elžbieta Čiulpėnaitė. Blet, atrodo, kad dabar stumiu ant Elžbietos Latėnaitės, bet sutapimas. Tikrai prisiekiu. Nieko aš prieš ją neturiu tiesiog. Vardas toks atėjo, pavardė taip sutapo, nu vat ir cancelino mane, na. Žinai, ko labiausiai nenorėjau gyvenime būti cancelinta šitame kostiume. Mano mama žiūrėsi bus tokia, čia yra, tipo, po visko, ką tu sakei, čia yra ta vieta, kur tave Elžbieta nepykit, jeigu neturit berno, parašykit. Žodžiu, atnešiau Taip, padės paėmė. Gleibu bairis, ne? Nežinau, kas čia jiem. Star Decoration Lamp. Jo, čia pagal įdėjau automobiliui. Šia kurva žvakė, tiesiog paėmė man vieną į tą. Kaitinimų. Atroik. Ai, tipo per... Jo, per uzbą įsidėsi. Per uzbą įsidėdu ir tipo abiso. Ir turėtų būti Bentley seni to mašina. Turi gal laptopą kokį? Ar mašinai norėsi testuoti šitą irgi? Ne, tai mašina. Tai mašina. O į mašiną irgi taip eisim? Jo, ne, eisim paprastai. Bet aš prie mašinos paėmiau dar daugiau daiktų. Kas čia yra? Tu tiesiog man atrodo savimiai daiktų ir biški norėjai dar man paimti prie tą pačią. Labai sutapo seniai, va tau labai reikėjo plaukų pastos, karočiui, įsivaizduoju. Primės kaip sutapo, nu na. Tai ir savo pasiėmiau 4. Čia, žinai, kas yra? Čia... Analiniai kamščiai? Čia yra vintiliai, seniai šviečiantys neoniniai. A ne? Nu na, jeigu būčiau homoseksualus, labai tiktų. Juokauju, tu seniai, juokauju. Su šitą aprangą tai tinka. Tai su šitą aprangą aš negėjus, aš pydaras jau. Kur aš tau ant kelių išlūps, na, man kaklą, kur baigė pradūti. Tai toks darbas, tarakonų gyvenimas lengvas galvoju, pizda. Seniai jau galvoju, tarakoną visi pavydė, tiek zaibys. Žvirblis skrenda, pažiūri tarakoną, galvoju, pizda. Norėčiau būti tarakonu. Nėra taip seniai. Nu žodžiu, supračiau, vintiliai šviečiantis. Taip. Neišlupa, jeigu paėmė dar ir į mašiną kvapuką. Kvapuką? Boratas. Very nice. Nesakyk, nice, ne? Very nice. Labai nice. Gerai. Čia jau neišlaidavai. Nėra, kad... O čia kurva, jau pizda seniai algą padėjau ant čia. Vintiliai, tai gali būti, kad seniai vaikų pinigus sumokėjai ištaupytus. Kaip galvoji, Dievas, spėliau kiekvieno 3 išdėjime. 4 centai. Kiek kainavo šitas? Ne, nubilėt, žinau. Čia CNC skinai brangiau kainuoja negu šitas. Taip nemeluojant, nu, aš pasakius tavo lipdukai, čia pigiausia prekė šiandien iš viso. A ne, kiek mokėjau šitą? Very nice. Kiek kokį 9 centų? 9 centų? Jo. Tai aš šitą mokėjau euro 7,2. 7,4 centai. Tai rašo dabar, bet dėl to, kad nuvertėjimas vis tiek, matykas Amerikoje dėdas. Brangiausiai gal, žinai, apšvietimas bentliotas. O man patiko, kaip tu išsirinkai, pavyzdžiui, kad kiti dalykai buvo mašinai, o šitų, kur mėgamajam galiu čia pasikabinti viso pikto. Nu. Šitus galėjai visų pirma mašinos dėti, nors nesąmonė būtų, nes po vieną. Ne, nu čia nežinau. Čia aš nežinau. Žodžiu, aš Boratas taip. ir prakolnas. Very nice. Ne, tai atsuk Boratą. Tai jo, bet tada nesimato, nes... Nu tai dabar gaunasi. Įvrė huiš. Etsinyrėv. Estam linkėjimai, jeigu žiūrite. Etsinyrėv. Etsinyrėv. Marsiečių supysi mano langų. Davai, atneš dar, man labai patinka šitą paskutinę sekciją, kur mes tiesiog sėdim ir tu man dovanoji. Gerai. Tai atnešu, hujavas znai, aš ir nesąmonį kažkokį prisakęs. Labai nežinau, kodėl, bet paėmiau kilogramą plutonio tau gal reikia. Čia hujavas znai, aš nežinau, kas čia, pats nežinau. Seni, unboxing, paskui CSO keisus atidarinėsim. Unmaišėlink. Kaip sakei? Unmaišėlinimas. Unmaišėlinimas? Nu jo, kaip balsai lietuviai sako. Ai, į namus paveikslą. Aš į namus savo paveikslą. Tai yra širekas su sexy lingerie. Galim, aš nejudėsiu, bus paskui screenshotas iš tą freimą. Ačiū mama, kad gimėjai.
gimėjai. Ne, ačiū, kad pagimdėjai tokį nuostabų sūnų. Ir ačiū Ervino mamai, kad pagimdė tokią legendą. Tu Šreko šiaip fanas, ar ne? Jo, labai. Išėjau prieš porą dienų Šreka 2, Šreka 3. Tai kurį, blėt? Abu. Kur debilai, tau fantazija tiek leidžia, kurį tipo vieną arba kitą? Aš negalvoju, kad tu tiek laiko, tai ir kad tu žiūrėtum 2 Šrekus per dieną. Turiu senį. Labai keista, kad Šreko šikna kvepia dažais. Perdovanosiu kažkam. Nu, tavo pasirinkimas. Pyktum? Čia gal mano pigiausias daiktas. Kiaugai. Ne, jau žinok, jis tikrai nekainuos eurų. Ne, čia, nu, blėt, čia jie turbūt šitą medžiagą, kur va čia jaučiu 2 klasį privalomam pamokai ir Kinijoje, kad vaikai siuvinėtų, nertų, nežinau. Aš labai nenoriu stumti, nes turiu panašų viršų iš tokios medžiagos, taip pat, tai žinai. Bet pats paveikslas, kad Šrekas mano viena mėgstamiausių nuotraukų, kai montuosi, aš tau atsiųsiu įdėti, yra kur nupieštas yra labai gražus portretas, kur Šrekas bučiuoja į kaktą Jėzų. Labai graži nuotrauka yra. Jo, tu lauksiu. Tai va. Nu, žodžiu, tai prie jo lingerie, kaip tu sakai, lingerie, jo, pink. Pink lingerie. Jo, tai prie tos spalvos priderinau tau irgi papuošalą seniai. O, kurva. Ką reiškia? O, kurva. Čia yra, pats žinai, gal kas. Nelaikau tai su šunį, bet... Sakiniai su žodžiu, bet neturi prasmės. Bet jis pridžingsino pats, jis pirmai sakė čiaukeris ant šito. Jo, tu ant to rožinus reikia čiaukeris. O, ir tu sen žinojai ir tylėjai, na. Tai žinojo, tylėjo ir gaunasi, kad... O čia būtina man jį užsidėdavo? Nu, aš tikiuosi tau kaklą brėtą prieps, na, aš šiaip ėmiau didelį. Bet matai, Kinijoje kaklai mažesnė. Žiūrėk, kaklas. Kūrai per Adomo būlį nahui be šansų, kažkaip kitaip. Seniai, va dabar tai ir fantazijos LT. Jeigu tėti žiūri ir galvoja, kodėl tavo sūnus nestudijuoja, mes kūrime turinį, tikrai, jeigu atvirai. Mes kūrime socialinę kritiką mūsų visuomenės įdoms. Temų. Dar kokias 4 sekundės, ne tema, o temų. Seniai, aš šitą užsidėjęs ir man estrogenas gaminas, santykiai su tėvu blogėja, nu pizda tikrai, seniai, nerekomenduoju. Judame jau link pabaigos, sunešu dar kelis daiktus, tai yra irgi rūbai, tai tu kaip ir... Oi, seniai, aš jaučiuosi kaip diva. Visi turėsi. Ant viršaus galėsi dėti. Tai be problemų, seniai, kad... Nebus kombinzonas. Žodžiu, kad vienintelis daiktas, kol kas esi nepasikeitęs, yra koiniais. Paėmiau koinės, o čia... Gerai, šiaip koinių man iš tikrųjų trūksta, pastoviai dingsta, kaltinu merginą. Šlupu, žiūrim. Štavo akis išlūpsiu tuoj. Nu, blėt, senis su tokiam koinim galėsi, nes gaidžio kojos, kurva, ant koinių. Tai galėsi mačiau, seniai, tik tokia, na. Aš koinės ant koinių užsidėsiu. Kelienių. Pizdė. Nu, seniai, pornografija, na. Dėk tą vištos koją ant stalo. O. Šiandien nagiukai kaip atrodo. Čia praturtėjęs grįžti namo, huijenui. Aš nežinau, jeigu tai va taip pareitum namo, jau čia biškį nustebintum. Jau čia visko matė tau, draugiai, bet nu, čia jau būtų kitas lygis. Ant čiaukerio paizdų. Vištukas, kurva. Eitų nakui. Vištukas. Girdi, kurva, tau gal mašiną paparkuot? Girdi, kur grūdai, kurą pales nori. Kas toliau? Einam prie kito daikto. Čia turbūt gal marškinėliai, spėjau koiniais, nežinau, trusikai, kažkas. Tokia kinų trauma, tokia kinų. Užsidėk, rašau. Užsidėk dabar ant viršaus. Aš noriu biškį palaikyti, kad dar žinai pabūtų, tipo. Taip pat turėtų dar žmonės. Paskrinčiuotą. Ne, šiaip, blėt, prikolas, iš tikrųjų tikrai. Nusiusiu buzelį, parašysiu, gal paimti TMB-ną. Toks va. Su tarakonu, paimkit mane su tarakonu. Paimkit su tarakonu mane į NBA. Prisimenat šinšilą, čia jis dabar. O. Prisimenat piktą keksą, čia jis dabar, na. Susitiksim kokį vakarą prie šviesoforų, aš su bratuliu, tu su tuo lavonu, iš šypsenos matau buvo malonu. Kaip tu mokai šitas durnas dainas? Vaizdu nepaduodu, mes šiandien savo prikolų. Šlapės plentas, mane sauka laužė. Tai kur tos babkės, kur tas paviršius aukso? Jau. Kur tas gyvenimas, kurio niekas netauso. Ir kur tos tačkos ir mergos, tuščia vidurės. Tai kur vidurės? Turim. Ką, susikopėm biškį, perinam dar. Jo, surimtėkim. Nu, žodžiu. Davai, išsiemu, nes čia liko, jis dar nemato, bet čia liko paskutiniai marškinėliai. Aš nežinau, ar matosi gerai ar ne. Jau nuitariu, kad nebus labai. Tai... Aš nenoriu laikyti, gal svastikos nėra? Ne, seniai, jūs geresnis gal. Kurva. Tu kadangi Gen Z labiausiai čia gal? Oi, tu, na, vat su tokiu seniu. Parodykit man kietesnį čiuvaką už mane, pervesiu jums pidisuok.
Kaip šiaip jautiesi su tokia maikonu dabar? Kuris fainesnis? Šitas praeitas? Šis kas? Švelniai tariant, ahuienai. Jaučiuosi stiprus, galingas, pučiovas, Sigma? Sigma? modernus, populiarus. Sigma boy jautiesi? Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Duokite Sigma mums boy. silkės, prašau, silkės. Pasigailėjau, aš nupirkau tau ahuienų dalykų, o atgal gavau... Pala. Nu dabar įdomu, ką tu pasakysi. Ką tu galvojai atgal? Žinai, kas yra? Jie geri, bet į internetą aš nekelčiau. Žinai, ką aš va taip atvarysiu pas tėvą savo sekantį kartą, atvarysiu pas mamą, pas tėtį, va taip atvažiuosiu. Labadiena, tai jūsų sūnus, komikas. Ir aš manau, kad aš norėčiau, kad sulygintumėm vėliau, kaip aš atrodau dabar ir kaip atrodysiu video gale. Gandonas, kurva mūsų sūnus. Aš negalvojau, kad taip tobulai galėsiu priprigus jį. Užkurk. Ne. Užkurk reikia pabaigai šito daikto, užkurk. Mes Čia paskutinis. taip pradėjom paprastai ir dėjom va iki tokio dalyko, kad, nu, tokia šizofrenija, tokia huieni daiktai, Sigma daiktai. Tai ne šizofrenija. Aš pasakoju istoriją, bet nebaigiam. Nusiverčiau aš savo merginą, labai jinai man patiko, tipo. Aš žiauriai ją mylėjau ir jinai manim buvo netikėjo. labai brangi. Aš norėjau ją palepinti. Minėjau prieš tai, kad vedžiau į Talutį, melavau, norėjau pasigirti. Iš tikrųjų buvo London Grill. Nuvedžiau į London Grill ir paėmiau jai vištienos krūtinėlę su makaronais. Nėmiau daržovių, nereikia tos ląstelienos ir taip matau, kad durna. Esmė buvo kokia. Aš nemeluosiu, aš būsiu nuoširdus. Aš norėjau įlysti ją į kelnes. Ir dėl to aš labai ėmiau mažai angliavandenių, kad jinai neaptinktų. Nes man yra buvę prieš tai, kad su mergina, jeigu pavalgai, paskui grįžti namo, jinai užmiega. Viena buvo grįžus, dar mama su manim, aš su mama gyvenau. Aš gyvenau pas mamą, mes grįžom pas mane, pasijungėm filmą, jau galvojau, gal kažką jau romantika, o jinai miegot pradėjo. Užmygo. Sakau, kelkis, aš noriu pasimylėti. Sako, nekelk manęs, aš miegu. Turbūt miegoju iš tikrųjų. Ir va tada buvo, aš supratau, kad su angliavandeniai yra pagrindinė problema. Dakas buvo labai ilgai nesiprausęs, buvo covidas, buvo 2 savaitės prieš tai, tai aš labai smirdėjau. Tikrai mano tarpkojis buvo kaip Marijano įduba, 12 km po vandeniu ir nėra mačių nei dienos šviesos, nei, karočią. Tai va, toliau. Dar kas buvo brolis užėjo, jau buvau, jinai miegojo, aš čia biškį ten mačiau, kur ten nepadėjo. Very nice, Man trenkė. Tai va, moralas yra koks. Talutis zaibys. Eina. Čia pigiausias šudinės daiktas, kad tu nupirkai, seniai. lipdukas, kuro. Su tuo baltu. Eik, tu kaip blogai. Wow. Seniai, tu durnas. Nu, kur labai tu- šūdinas. O, tema. Dabar Prida šyla. im dar tam rankiniui. Aš nežinau, kodėl aš duo šūtų, da čia irgi vaidinuosi Night Vision. Tu durnas. Šilta rankom nuo vairo. Nu, kaip ant kilimo. Kaip ant kilimo su... O, pamatyk, bėgiai pasiliesti. Nu. Ohoho, piridaiminė. Ką galiu pasakyti? Ahuiena. Ačiū tau, Ervi. Tikrai, Dėkui. Tikrai, man. Ačiū jums, mėly žiūrovai, kad žiūrėjot mūsų štakiniškų šūdų degustaciją. Tikrai, va, dėkui dar. Užai, tikrai, malodės. Jo, tikrai. Tikrai. Tavs, va, esi Teivis, kur Kur nors paskutinį žodį? Nu, tai paskui žodį. Tai ką, štuką laikų ir kartuojam? Štuką laikų ir kartuojam. Davai. Nu, tai tikrai, va, tikrai dėkui. Ačiū, kad žiūrėjot, prenumeruokit kanalą, laikinkit šitą video, padalinkit juos su draugais ir iki kitų kartų.